bendraamžiams, tokia pagalbos sistema, kuri, ne tik jūsų mokykloje, bet ir kitose mokyklose egzistuoja ir turi įvairių formų. Vienose mokyklose pagalba teikiama tiems, kurie turi mokymosi sunkumų, tiems, kurie turi įvairių bendravimo sunkumų, kurie yra po įvairiose konfliktinėse situacijose ir labai dažnu atveju moksleiviai vaikai yra labai geri mokytojai, labai geri dėrybininkai, labai geri konfliktų sprendėjai. Jūsų mokykloje šita programa veikia jau senai. Kiek metų maždaug? 3-4 metai? 3-4 metai tikriausiai, ar ne? Ir jūs toje programoje esat nuo kelių metų. Kiek metų? Beveik 4 metai. Jau beveik 4 metai, nuo pat pradžios, ar ne, toje programoje. Tai gal tada, Eva, tu pati pradėtum pasakyti, kaip tu ją įsijungiai, kodėl tu ją įsijungiai tokią programą, kodėl tu to darbo ėmėsi? Tiesiog mūsų psichologas, mokyklos psichologas papasakojo apie tokį projektą. Ir mane jis sudomino, kadangi mūsų klasėje yra tokių žmonių, kurie reikalauja pagalbos, tai pavyzdžiui matematikos pagalbos, tai aš pagalvojau, kad aš galėčiau, nes neblogai mokausi matematikos, tai todėl galėčiau tiesiog padėti jiems ir kodėlgi ne, tai neįtvirtinus taip oficialiai tą pagalbą. Ir todėl pradėjau visą šitą mano projektą. Nežinau, mums padėjo dar klasės auklėtoja, nes jį paprašė sudaryti sąrašą tiems, kuriems yra reikalinga pagalba ir tie, kurie gali suteikti pagalbą. Ir po to maždaug taip išsirinkom. Ar tu jau manai, kad tu toks esi apsigimęs mokytojas, pagalbininkas, ar čia kaip nors mokėsi tuo, ar kažkokiu tai įgūdžių įgyjai? Ne, tiesiog, vis tiek mokinys gal, pasakykime, gali truputį aiškiau paaiškinti kažką negu mokytojas. Taip, ir be streso tokio. Kaip tai atrodo be streso aiškiau, jeigu tu galėtum pasakyti patį, kuo skiriasi mokytojas nuo mokytojo vaiko? Mokytojas ne visada turi laiko kiekvienam atskirai paaiškinti kažkokią temą, pavyzdžiui, o mokinys ne mokyklos metu gali, pasakykime, susitikti ir truputį daugiau laiko tą temą pakalbėti, tiesiog paaiškinti. O kada jūs tai darote, kada vyksta tas procesas? Mes kaip sudarėme tokį, galima pasakyti, tvarkaraštį, kad konkretų laiką nustatome, konkrečią dieną, tai aš pamenu, tai mes, kada buvo mažiausiai pamokų, tai buvo antradienis, ir tiesiog mes po pamokų susirinkdavom čia, šitame kabinete, arba mūsų kabinete, mūsų klasės, jeigu buvo laisva patalpa, ir ten padedavom. Veslava, tu gal galėtum pasakyti, kaip tau atrodo, kokių savybių reikia turėti, arba kokios savybės reikia ugdytis, kad galėtum padėti kitam? Ar šitoj situacijai, kokio kitokio, bet ko reikia turėti, koks tu turi būti? Visų pirma, aš manau, kad reikia būti labai kantriam, nes vis tiek, jeigu tu ateini mokyti, tai turi turėti bent kruopelytę to kantrumo, kad išmokytum kitą. Be abejo, komunikabilumas. Dar. Aiškumas, gal aiškiai paaiškinti, taip. Mokėjimas. Bendrauti, taip. O tai mokytojams, suaugusiems žmonėms tos kantrybės trūksta? Laiko trūksta. Tai tikriausiai būtų didžiausia problema, kad laiko trūksta, nes mokytoja, pavyzdžiui, matematikos mokytoja turi labai daug klasių ir tiesiog perpildyta tais mokiniais. O jūs turite laiko perpildymą? Todėl nusprendėte tai daryti? Ne visai, bet tiesiog ieškom, kai turime laisvo laiko, tada ir skiriame ją. O ar buvo tokių atvejų, kai jūsų kantrybė trūko tos kantrybės? Ar buvote prieėję kokią nors dalyko, kaip pasakėte savo, ne, aš jau šito nedarysiu ir nesu? Ar buvo toks momentas kada nors? Gal mintyse būtų buvę, nes mano vienas mokinys, tai jis toks, tiesiog man tai buvo, kaip nelabai malonu,
kai taip mano pagalba jam nereikalinga, bet kai artėja kažkokia tai kontrolinis darbas, ar tai tu jau Eva, tu man suteik laiko, tu man padėk, tu man paaiškink, ir tu jau turi viską jam padaryti, paaiškinti ir taip, ir tai buvo kaip nemalonu. Ir taip keletą kartų iš tikrai, gerai padėsiu, paaiškinsiu, o po to aš pažiūrėjau, kodėl aš turiu būti kaip kažkoks, tai nežinau, kaip daiktas, nenoriu, nereikia, kai jau man reikia, tai tu man jau reikalinga. Pati mokydama aš pati pakartojau. Pavyzdžiui, mokiau 8 klasę, būdama pati 10 ir man tai tiesiog padėjo gal net pasiruošti egzaminams. Ir galbūt net pasitikėjimas savimi įgavau. Dar pasakyčiau, kad tai duoda šansą pasijusti mokytojo kailyje ir kartais suprasti tiesiog mokytojo pavyzdį, kodėl jis, pavyzdžiui, kartais nervuojasi arba kažkas tokio. Pavyzdžiui, nes tu pats mokai, nors vieną mokinę ten ir gali maždaug suprasti, kaip mokytojai tai ištverti reikia tą dalyką. Ir kaip šitas ryšys veikia, man įdomu, ar jauti tokį ryšį, kad tu dabar esi toks kaip tarpininkas tarp mokytojo ir mokinio. Ir kaip tu jautiesi būdamas tuo tarpininku? Na, kaip aš, tai pavyzdžiui, kadangi yra mano bendra klasė, aš esu jos draugas, tai aš padedu kaip draugė. Aš nežiūriu ją kaip, pavyzdžiui, mokinę, kažkokią, kad ten, pasakykime, mažiau protingesnė nei aš tiesiog kaip į draugę žiūriu. Ir aš tiesiog noriu jai ištiesti pagalbos ranką. Nes noriu vis tiek, kad irgi gerai suprastų, kad gerai mokytųsi, taip, kad jai geriau sektųsi. Kai aš mokiausi su Renatu, tai mes maždaug reguliariai jis lankė tas, galima pasakyti, pamokas, korepeticijas. Na ir jo pirmas pusmetis buvo, galima pasakyti, tragiškas. Išėjo pažymys, neigiamas pažymys, taip. Na ir tiesiog mes taip pasistengėm, kad antrame pusmetyje jo pažymys iš 3 pasikėlė iki 6. Tai buvo labai didelis šuolis, taigi aš galiu tuo didžiuotis, kad mano pagalba buvo vertinga, jis išmoko, jis pagilino savo žinias, taigi tai buvo labai didelis. Dabar aš Jaroslavą norėčiau paklausti, Jaroslavai, kaip tu dabar jautiesi arba kai tave moko tavo bendramžiai? Ar tu ten jauti skirtumą, kaip moko mokytojas, ar tu jauti skirtumą, kaip moko bendramžis? Kas tau iš to? Na, jaučiu skirtumą. Man gerai, kad aiškina vienam ir labiau galiu suprasti, ką sako. O kaip mokytoja aiškina visiems, tai kažkaip tai ne taip suprantu. Bet kada aiškina kitas žmogus, tai labiau daug labiau padeda. 8 klasė, kai buvau, 7 mane nesimokė anglų kalbos, tada buvo man 3. Ir man iš 3 į 5 pasikėlė, tai manau, gal gerai. O dabar? Dabar matematika irgi geriau truputį sekasi po to, kai pamokė. Nes aš kaip daugiau suprantu. Pavyzdžiui, vienos formulės nemokėjau, pasimokiau, po to pamokau dar ką nors ir vis tiek kyla. Vieną išmoksti, kitą negaliu mokyti. O per visą tą laiką nebuvot apsipykę, kur nors nebuvot? Nežinau. Ne, turbūt. Tai Andžėjau, kaip to atrodo, nebuvo tokių situacijų, viskas čia taip sklandžiai ėjo visą laiką. Taip. Dabar gal tiesiog, čia mes kalbam apie pamokas, ar ne, apie tai, kaip sunku vis dėlto mokytis ir kokią pagalbą gali teikti vienas kitam ruošdami namų darbus, aiškindamasi temas neaiškias. O mokykloje apskritai, ar yra kokių nors kitų sričių, kitų dalykų, kur jūs galvotumėt, kad jūs galėtumėt padėti vienas kitam? Ar yra tokių kokių nors dar dalykų, dėl ko jūs manot, kad būtų verta pasistengti? Gal bendravimo problemos, nes ne kiekvienas gali kažkaip užmegzti kažkokią draugystę. Gal kažkam sunku tiesiog prieiti ir
susipažinti ar paprašyti tos pagalbos. Mhm. Tai manyčiau, kad yra problema. Yra tokių atvejų, kai jūsų mokyklai konkrečiai yra tokių atvejų, kai vaikams sunku bendrauti vienas su kitu? Ne konkrečiai mūsų mokykla ir mūsų mokykla, aš manau, kad tai, kiekvienoje aplinkoje tokių žmonių yra. Mhm. Tai čia Vaslavų taip galvoju, kiti kaip? Na, dar gal ir tolerancijos, nes šiaip tai vis tiek yra ir tokių mokinių, kurie netoleruoja, pavyzdžiui, kitų, žemina, Ar pavyzdžiui. dėl išvaizdos Taip. tiesiog toks, nežinau, galima pasakyti, žemas mąstymo lygis, na aš nežinau kaip išreikšti tai, bet pavyzdžiui, netoleruoja todėl, kad tu ten rengiesi ar juodai, ar tu ten, pavyzdžiui, esi gal netoks, truputį toks storokas, galima pasakyti, tai jau viskas tragedija, tai tu jau storulė ar dar kažkokia tai tokios kvailos diskriminacijos, galima pasakyti. Ir tai tikrai yra problema, nes ar tu irgi tai labai didelė problema, tai aš pasakyčiau tokių mūsų šnekamojo kalboje, moksliukai, tiesiog nemėgsta moksliuką. Tai moksliukas aišku. Tai kodėl tu turi mane vadinti moksliuku, jeigu aš tiesiog noriu mokytis gerai, nes aš žinau, kad jeigu aš mokysiuos gerai, tai aš po to stosiu į universitetą, aš po to gausiu gerą darbą ir taip toliau ir taip toliau. O tada, tu gerai mokaisi, tai jau ne žmogus, galima pasakyti. Aš nenoriu su tavim bendrauti. Galbūt dėl to pavydas, bet nežinia. Žiūrėjom kartą ir filmą, ten visi nepastebėti vaikai. Tai taip stebėjom ir aptarėme ten, pavyzdžiui, vykusias ten problemas, pavyzdžiui. Dabar mus čia visus labai gražiai filmuoja, mes kalbamės, jūs nepagalvojat, kad jūs patys galėtumėte padaryti kokį nors filmuoti savo mokyklos gyvenimą, filmuojant įvairius tokius įvykius, kalbant apie juos. Tai galėtų būti veiksminga priemonė? Taip, gal parodyti, kad mes tikrai galime, o ne pasakyti, tai nieko nepasikeis, ar tai nieko. Tiesiog reikia pridėti daugiau pastangų ir noro. Nes jeigu nebus noro, tai ir niekas nepasikeis. Tiesiog, kad parodyti, kad šitos problemos egzistuoja ir jas kažkaip reikia spręsti. O Andžėjau ir Miroslavai, ar jūs jaučiat, kad yra tokių problemų, apie kurias dabar kalbam? Ar galvojat, kad kažkokios dar kitos mokykloje yra problemos, kurias reiktų spręsti? Nežinau, yra kiekvienai mokykloje, bet mūsų mokykloje tai tokių, kai jis sakė, yra daug tokių problemų. Yra tokia mokykla, Yra. Ir vaikai taip sako, ar ne, ir kad jūs ten tokie ir anokie, išsiskiriat kažkuo tai? Nežinau, man taip atrodo, kad beveik kiekvienai klasiai taip yra. Nors ten vienas, bet vis tiek yra. Ir kaip jūs jaučiatės tada? Ką jūs darote, ką jūs sakote? Jeigu, pavyzdžiui, iš mūsų klasės būtų, tai yra pora tokių. Ir mes kaip ir pripratę prie to. Mums jau pasidarė ir nesvarbu, galima pasakyti. Nekreipia dėmesio. Taip. Bet vis tiek kažkas lieka ten. Tu, Miroslavai, kaip manai? Esi susidūręs su tokiom situacijom? Kad, jo, visą laiką kažkaip tai, astumė visi, nenori bendrauti ten, būna visokių dalykų. Būna kažkada tai, ne klasėje, bet taip, visi vardžiuojasi visą laiką. Tai nemalonu. Bet kai pamatai, kaip, pavyzdžiui, kitas žmogus skriaudžia, tai norisi padėti, kad apginti. Skaudu matyti, kaip kitus skriaudžia. Ar tu esi padėjęs ką nors kitam, pavyzdžiui, matai, kad mažesnį ar stumdo, ar pravardžiuoja, ar dar ką nors, ką tada tokia situacija darai? Kaip pasivardžiuoja mažesnių lenda mūsų, tai sakau, bent ką pasakiau, ko tu lendi prie mažesnių, lysk, prie savo amžių, prie savo amžių, vaikų. Tai visą laiką prie mažesnių lenda.
Na taip, yra tokia tendencija, kad jeigu tu vyresnis, tai tu gali ten stumdinti ar pravardžiuoti jaunesnius. Nes pavyzdžiui, jeigu tu kažką tai nemačiau, kad drįstų dabar pasakyti ten kažkokiam tai 8-okas 12-okui, bet irgi galima pasakyti, pasitaiko ir tokių akiflešų, kad ir prie vyresnių gali kažką tai pasakyti. Jūsų gimnazija yra lenkiška gimnazija, jūs mokotės lenkų kalbą. Ar yra kitų tautybių moksleivių jūsų mokyklų, lietuvių, rusų ar dar kokių, kurie mokytųsi jūsų gimnazijoje? Čia klasės buvo. Jie visi moko. Jau jie visi moko. Ta prasme, kad tikrai nėra tokių ir nėra tokių problemų, tarkim, kad jeigu būtų, kad kitataučiai čia mokosi ir tai lemia kažkokius jūsų skirtumus. Kitataučių mūsų mokykloje turbūt nėra tokių problemų susijusių su mūsų. Aš galvoju, kad vat, kai mes buvome Italijoje su projektu ir ten tiesiog turėjome pasakyti tokias priežastis, kodėl tu galėtum būti to tutoriu. Tai vat, viena iš tokių, galima pasakyti, priežasčių, tai labiau pasitikėti savimi. Ir jeigu tu galvoji, kad tu negalėtum suteikti gal pagalbos, tiesiog galvoji, gal aš netinkamas tam, tiesiog reikia pabandyti. Gal tavo aiškinimas bus visai geras, galim pasakyti tam kitam žmogui. Būsi. Ir aš galvoju, reikia priimti gal daugiau iniciatyvos, dalyvauti, kurt kažką tai daryti, nesėdėti rankas sudėjęs, nes taip nieko nepasikeis. Ir bet tai yra labai malonu tiesiog, kad žinoti, jog tu gali kažkam padėti. Tai yra tikrai didelis malonumas žinoti, kad, pavyzdžiui, tu esi ir tu gali kažką pakeisti, kažkieno kito gyvenime. Galima pasakyti, kad netgi tavo egzistencija įgyja daugiau prasmės. Ar čia nėra tik skambų žodžiai, ar jūs taip iš tikrųjų, taip nuoširdžiai, kaip sakote? Iš tikrųjų, nes kaip tu gali, gal nesi toks savanaudis, aš galiu ir niekam nepasikeisiu, bet ir nereikia. Vis tiek reikia dalintis to, ką mokai. Bet reikia dar blaiviai vertinti savo sugebėjimus. Reikia kažkaip suprasti, kas tavęs laukia ir ko iš tavęs tikimasi. Kad nebūtų taip, vieną pamoką pamokiau, po to pagalvojau, nemokysiu aš, per sunku. Tai reikia kažkaip ir surasti savyje kažkokių savybių tinkamų mokymui. Aš girdėjau, kai vaikai kalba, tai jie man atrodo tikrai daug protingų minčių išsakė, su kuriomis aš sutinku ir ką aš pritariu. Aš manau, kad vienas iš tokių dalykų, ką mes čia ugdomės, tai sugebėjimas, kaip sakyti, šalies lyg pasižiūrėti ar apmastyti tai, ką mes darome. Ta programa mokykloje vyksta ne tik su vaikais, mano su vaikais atskirai, yra labai daug įtrauktų žmonių, yra mokytojų, kurie save laiko to projekto dalyviais ir labai aktyviai reiškiasi, labai daug dirba, padeda moksleiviams, ten, sakykime, užduotis parengti, arba mes, kai būnam mūsų tarptautiniai ten kokie susitikimai, jiems padeda parengti savo darbus tenais, tų jų darbų apmąstymus kažkokius. Tai yra tokių mokytojų, kurie neskaito, kad jie yra projekto dalyviai, bet jeigu paprašysi jų paslaugos kokios nors, sakykime, pavyzdžiui, perrašyti ką nors tenais informatikos mokytojų paprašai, arba patarti matematikos mokytojų, arba pasvarstyti kažkokį tai klausimą, jie neatsisako, jie sutinka ir dalyvauja. Ir dar reikia pasakyti, kad administracija labai palaiko tą projektą ir tai turi labai konkrečią išraišką, ne tik moraliai kažkaip taip, jisai, reiškia, sudarydamas sąlygas, nes va čia vaikai kalbėjo apie formalią ir neformalią to projekto pusę. Mes iš tiesų mėginam formalizuoti, kadangi yra vaikai, kuriems teikiama pagalba, yra vaikai, kurie teikia, jie turi grafikus, mes prašom tėvų leidimų. Jie turi patalpas, kur jie užsiiminėja, kad tai nebūtų kažkas kažkur kažkam padeda ir toksai projektas, žodžiu, mes tengiamės įvertinti, kiekvienais metais klausim tų pačių vaikų, ar pagerėjo pažymiai, ar kažkokiu tai buvo momentų, kurie, sakykime, taisytini, keistini. Ir
mūsų administracija dar skiria lėšų. Kiekvienais metais, jau mes va šiemet 3 kartą organizuosim tokius seminarus visiems projekto dalyviam. Jų yra gana daug. Jų yra apie 60. Visas autobusas nuo 5 iki 12 klasės. Ir mes visi išvažiuojam, kur nors pasižiūrim, kaip ta gražiai Lietuva atrodo, padalyvaujam tokiuose edukacinėse programuose, pavyzdžiui, siuvom naginės Pasvalio muziejui arba kepėm duoną Anykščių muziejui, kur visiems tai yra iš tikrųjų pamoka nepriklausomai nuo amžiaus, kur kelia gerus labai jausmus, leidžia pabūti kartu. Jie prie to paties stalo ten kažkas kažkam padeda, sakykim, kad ir tą naginę siūti, parodo, kur adatą reikia besti. Pabendraujam, įvertinam, paplanuojam kartu. Tai va, aš manau, kad vietoj to, kad, kaip sakyt, šnekėti apie tai, kaip sustabdyti ten kokias patyčias ar netoleranciją ar dar ką nors, aš manau, kad šitas projektas teikia daug progų tokiems būti. Įvairiems kartu, įvairiose tokiuose situacijose ir tuo pačiu gal tos problemos sprendžiasi kažkiek. Pavyzdžiui, va čia buvo Andrėjus, kuris pasakojo, kaip jis padeda draugiai. Tai jo draugė buvo pradžiai mergaitė, kuri nelabai integravosi klasėje. Jisai čia labai nesigiria ir nesako, kad aš padėjau jai susirasti draugų, galbūt jisai to netgi ir ne visiškai įsisąmonina. Bet mes su auklėtoja, sakykime, šitą dalyką pastebėjom ir dabar matom didžiulį skirtumą, kad jinai bendrauja, jinai toj klasėje gyvena, tuo tarpu, kai anksčiau visą laiką stengdavosi labiau taip atsitraukti, nedalyvauti. Tai turbūt tokie būtų pagrindiniai dalykai, ką jisai. Aš manau, kad šitas projektas turi be galo daug aspektų. Dabar, sakykime, šiuo momentu mokytojai padeda, bet galbūt mes mažiau su mokytojais renkamės, aptarinėjam, ten kažką tai, su vaikais važinėjam į seminarus, su mokytojais mes mažiau renkamės, daugiau taip, atsitiktinai aptariam vieną kitą dalyką. Gal čia dar yra kažkoks tai rezervas, kad su jais, dar tiesą norėjau paminėti, kad vaikai savo tos pristatymus, kaip jie mokina, ką jie vežė, sakykime, į Norvegiją, jie taip pat rodė ir mūsų mokytojams visiems per mokytojų susirinkimą bendrąjį pernai metų pabaigoje. Galbūt ir šiemet panašiai padarysim, aš nežinau. Ir tai kaip palieka įspūdį mokytojams iš tikrųjų, kad jie daug sugeba ir padaryti, ir apmastyti, ką jie padaro. Tai... O tėvai, kaip tu reaguoji, ar tėvai kaip nors labiau įtraukti yra tą veiklą? Tėvai turbūt, kaip ir daugelį dalykų, jie galėtų būti gal daugiau įtraukti. Vienintelis dalykas yra tai, kad pritarė, nes mes jų visada klausėm, pritarė tam, kad jų vaikai skirtų laiką kitiems, pritarė tam, kad mokytųsi, sakykime, tas Andžejus ir Miroslavas. Šiemet mes turėjom tokį tvarkaraštį, kad jiem reikėjo visą valandą laukti, kol vėsiai baigsis pamokos. Ir jie laukdavo visą valandą, jei baigdavosi pamokos ir jie užsiminėdavo tada kartu. Tai tėvai turi žinoti, kur jų vaikai gaišta po pamokų. Žodžiu, tai mes kol kas taip kontaktuojam su jais. Yra visokių minčių, galbūt padaryti kažkokį tai baigiamąjį susirinkimą su tėvais, su vaikais. Mes pavažinėjome į kitas mokyklas, užsienį, pažiūrėjom, kaip jie tenais rengia visuomenės tokius, kaip sakyt, pasibuvimus kartu. Gal mes ir į savo mokyklą perkeltume, bet kol kas tokių tradicijų nebeturim. Dar susijusių su projektinė veikla. Aš nesakau apskritai, kad tėvai nuo šaly stovi. Mūsų tėvai labai daug mokyklai padeda, labai gerbia mokyklą, daugelis tėvų. Bet gal bus kažkokių tai čia dar naujienų, nežinau. Aš tai manau iš tikrųjų, kad reikia labai gerai jausti aplinką, kurioje tu mėgini tą naują daigą sodinti. Jeigu tu matai, kad yra daug pritariančių, kad daug tokių akių, kuriom ta tavo idėja kažkaip suskamba, ta idėja atsiliepia, tai tada gali imtis to dalyko. Nereikia daryti nieko vienam pačiam. Reikia daryti bendradarbiaujant su mokytojais, kurie jos mato kiekvieną dieną. Ne vieno iš šitų vaikų aš kiekvieną dieną nematau. Kai kuriems suteikiu patalpas, kai manęs nebūna, jie gali čia užsiimti tik tai. Tai aš nieko nepadaryčiau, jeigu neryši su kitais mokytojais. Tai yra toks, nereikia užsigriūti, reikia pasiklausyti ir pasiklausti kartais. Nes kitas kraštutinumas, tai maždaug jūs viską patys mokat, viską patys darykit. Ir tiek paprasčiausiai tokie dalykai. Truputį reikia domėtis, bet nereikia visko pačiam daryti. Bet tokių specifinių žinių, tarkim, ar ne, jeigu tu patiesi psichologą, tai tu kaip ir turi tų žinių ir įgūdžių, o ar reikia, tarkim, suaugusiems mokytojams, kitiems specialistams mokyklos
Sunku pasakyti iš tikrųjų, nes yra mokytojų, kurie nesimokė, turi labai gerą nuojautą, gerą kontaktą ir nebūtinai jiem ten kokius kursus praeit, kad jie galėtų daryti. Ir yra, kaip sakyti, tos psichologinės žinios, jų va taip grinai iš knygos į gyvenimą neperkelsi. Va šiuo atveju tas, o šiuo atveju kas kita. Aš manau, kad svarbiausia yra norėti tuos vaikus iš tikrųjų padrasinti, nereikalauti iš jų per daug, kas labai dažnai būna. Sustabdyti nuo tokių, sakykime, mums yra tekę, kad duoda vaikams tiem tutoriams iš tikrųjų sunkiai mokomus vaikus, objektyviai sunkiai mokomus, tokius, kurie, sakykime, gal truputėlį atsilikę, neįsintegravę, mes neturime mokytojų asistentų, sakykime, kažkokius tai rimtus trūkumus užpildyti. Tai tokiu atveju gali pasakyti, gerai, pamėginam, bet turi būti normalus tikslas. Kad koks to tikslas, kad būtų vaikas užsiėmęs, kad jisai ten šiek tiek padarytų, padirbėtų atskirai, kad jis kitiems netrukdytų, bet ne kad jisai mokytųsi programą kartu su visais, koks nors neįveikiamas. Tai žodžiu, aš nežinau, aš turbūt vienintelį dalyką, ką galėčiau išskirti, tai kad pastoviai turi žinoti, kas vyksta, kas vyksta. Ir pastoviai turi kalbėtis, dėrėtis ir su vaikais, ir su tais, kurie juos moko, ir su tais, kurie moko, ir su tais mokytais, dėl kažkokių tai ribų. Mes turėjom labai gražių pavyzdžių, kai 12-okai, kurie tikrai jokių neturės, naudų ypatingų iš šito projekto, padėjo 5-okam, atėjo savo norų. Tiesa, dar ko administracija prisideda, kad dabar yra reikalingos tos visuomeniai naudingos valandos. Tai mūsų šita veikla vyresniokams užskaitoma kaip visuomeniai naudinga veikla, kas man atrodo yra labai gražu ir labai teisinga iš tikrųjų. Tai jiems yra ir toks įvertinimas, ir formalizavimas, ir kartu iš tikrųjų jie gali paskirti daugiau laiko šitam. Tai buvo 12-okų, kurie savanoriai padėdavo ten tiems vaikams. Tai žodžiu, jeigu atsiranda tokių iniciatyvų, reiškia, kaip sakyti, kažkas tai, kažkokie atgarsiai yra toj mokykloje, negali visko sukontroliuoti ir negali pasakyti, kad viskas nuo tavęs priklauso. Bet tiesiog, matyt, gyvena tas projektas, turi savo kažkokį tai savarankišką gyvenimą. Toje mokykloje turi daug tokių žmonių, kuriems tai neatrodo tuščias užsiėmimas gal tiesiog.